Šių metų spalio 2–4 dienomis Lietuvoje vyko 20. poetinis Druskininkų ruduo. Jame dalyvavo per 20 poetų iš Indijos, Japonijos, Naujosios Zelandijos, Jungtinės Amerikos valstijos, Portugalijos, Italijos, Latvijos, Rusijos, Baltarusijos bei kitų pasaulio šalių. Šių metų poezijos festivalis buvo skirtas trumpoms poetinėms formoms, haiku eilėraščiams. Haiku veikia kitaip nei vakarietiška poezija, ne emocingų žodžių ar pasakojimų, o statiškų žodinių vaizdų. Vienas giedras veidas mieste iš šlapio plakato. Rudenio lietus. Vienas giedras veidas mieste iš šlapio plakato. Autumn rain, one shining face in town on a wet poster. Autumn rain, one shining face in town on a wet poster. Kiek geismo, kiek švelnių šnabždesių, vėjas įkliuvo nendrynę. Kiek geismo, kiek švelnių šnabždesių, vėjas įkliuvo. Apie haiku poeziją kalbėjo poetinis rudens pagrindinis organizatorius Kornelijus Platelis. Haiku iš tikrųjų yra ne koks nors skiemenų skaičius, ne šitą būtiną nuorodą į metų laiką. Haiku yra tam tikra psichologinė būsena, tam tikras silogizmas, tam tikra tavo dvasinė, sakyčiau, tokia būsena, kuri leidžia tą haiku sukurti. Šio festivalio organizatoriaus pavaduotojas Antanas Jonynas nėra didelis haiku poezijos šalininkas. Kažkaip buvo suderinta, kad tas kažkoks pasaulinės haiku asociacijos šitas kongresas įvyktų čia Lietuvoje, ir tai buvo priderinta. Aišku, čia daugiausiai reikia klausti apie tai Kornelijaus Platelis. Nesu didelis šito haiku specialistas ir nelabai galiu ką apie tai ir pasakyti. Tai yra vis dėlto daugiau žmonių, kurie būtent šitą rytietišką formą pasirinko. Poetinio Druskininkų rudens metu Dainavos centro salėje buvo atidaryta unikali poeto ir fotografo Aliaus Balbieriaus foto haiku paroda. Šitas haiku, kur čia Druskininkuose taip ne visai padoriai pakabintus, pirmą kartą rodau ir pirmą kartą spaudžiau didesnę formatą, nors darau 4 metus yra. Man visada buvo įdomi, kaip aš čia minėjau per tą minimalų atidarymą, kad įdomu reiškia poezijos ir vizualumo santykis, tarkim. Poezijos ir dailės, poezijos ir fotografijos, ar apskritai literatūros. Ir mane daugiau jaudina kartais ne tiek filosofiniai dalykai, kurios galima atskirti nuo poezijos ar vaizdo, o tiek sąsajos, tarkim, vizualumo su šita žodinė raiška. Aš pabandžiau kažkaip pats rašydamas jau nemažai metų daugiau haiku, pabandžiau padaryti vizualinius variantus, tiesiog pačiam savo pirmiausia daug. Ir tai darau kokius 4 metus, tai yra 3 taškai erdvė tai yra tas plotas, tarkim, baltas ar juodas, ar koks fonas. Naudoju tokį tapybinį foną truputį, kad būtų. Man visada įdomu fotografija, kurie arti tapybos yra, užuomina abstrakčią tapybą, ar surrealizmą, čia to nėra, čia gal abstrakcija, ar minimalistinė. Tie žaidimai yra įdomus tiesiog yra. Jeigu, manau, pavyksta vieną kitą fotografiją, aš pats galvoju esu padaręs iš šitos serijos, ta serija viena gal iš 30, kur darau, tai įsikrauna kažkokios energijos ir, tarkim, tas plotas kažką lyg ir pasako, prideda prie to haiku teksto. Druskininkų kepykloje parduotuvėje vyko Ričardo Šileikos fotoparodėlės atidarymas. Jos autorius savo parodą apibūdino trumpai – haiku stiliumi. Matosi, ką sakiau, paroda yra naudinga čia tuo, kad galima užėjus ne tik pažiūrėti, bet ir pavalgyti, išgerti ir pauostyti. Julius Žekas Druskininkų galerijoje pristatė kompaktinę plokštelę Sintezija, teksto, rašto, fotografijos, garso, vaizdo ir šokio projektą Kau Poetry. Šiandien poetiniame Druskininkų rudenį atidarėme naujausią Sintezijos instaliaciją tarpdisciplininių menų, šokio, teksto,
šrifto, garso, vaizdo bendrą kūrinį pavadinimu Gulf Poetry. Druskininkų poezijos festivalyje vyko jaunųjų lietuvių poetų skaitymai, vieno eilėraščio naktis, Druskininkų rudens almanacho, lietuvių haiku antologijos ir kitų poezijos knygų pristatymas, haiku kūrybos seminaras ir kiti. Poetinis Druskininkų ruduo baigėsi iškilmingu poezijos vakaru, kurio metu Jotvingių premija skirta poetui Valdemarui Kukului. Jau šitiek metų plaukta, šitiek metų tamsoj ant juodo plausto lyg piratų kajutei užmiršta širdies žibinta ir ta žiept mirties bausme užginta. Tai įdomu, tai yra tiesiog poetinis gyvenimo nuotykis Druskininkų ruduo. Pastebėjau, kaip taisyklė, per Druskininkų rudenį dažniausiai būna geras oras, saulėtas. Ir visada atsitinka kas nors gražiai įsimintino.